Yra sukurtos 6 mano programos. Vaikam rekomenduoju 1-2 programą. Mėgiamiausia mano yra vyro ir moters profilaktinė programa numeris 3. Jinai man duoda daugiausia informacijos apie žmogų, apie biochemiją, apie fiziologiją. Jeigu pas žmogų yra padidinti cholesterolį ir jis pergyvena dėl to, tada rekomenduoju 4 programą. Visuomet rekomenduoju pasidaryti tokį tyrimą kaip homocisteiną. Jis yra nepaprastai svarbus. Jo dydis yra atvirkščiai proporcingas gyvenimo ilgiui. Kuo jisai didesnis, tas žmogus trumpiau gyvens. Kodėl taip yra? Todėl, kad homocisteinas žaloja kraujagyslės, o visuomet per savo paskaitą sakau, kad nėra laimės be sveikatos, nėra sveikatos be kraujotakos. Tai jeigu paprasčiausiam Google mes įmesim žodį homocisteinas, jums išmes trombai, infarktas, insultas, Alzheimeris, Parkinsonas, vyrų lygybė. Moterim vėlgi visuomet rekomenduoju ypač įsitirti angliavandenio apykaitą, kur aš lenkiu, vėlgi sakiau, kad moterim yra svarbus grožis, nors ir vyram be abejo grožis yra svarbus, vadinamas cukrinis veidas. Jeigu yra didelė glikacija, veidas lenka žemyn, atsiranda ne pagal amžių raukšlius, moteris žemėja. Tai vėlgi tą informaciją išgirdus, moteris mane labai puikiai girdi.